Sveiki! Šiandien sveikinamės kartu su jumis iš centrinio BK grupės sandėlio. Esu Mindaugas, produkto vadovas. Kalbėsime šiandien apie upsus. Šiandien trumpai papasakosiu apie ispanų gamintojos salikrų upsus. Turime dvi rūšis – pastatomus ir rack tower tipo, kurios galima tiek pastatyti, tiek montuoti į komutacinę spintą. Pirmiausia, noriu papasakoti apie pastatomus upsus, kurių galingumas yra nuo 240 iki 1200 W. Kągi, išpakuokime upsą. Viduje turime standartinį pakrovimo kabelį, turime kabelį, su kuriuo galime sujungti upsą kartu su kompiuteriu. Ir turime dar vieną kabelį, kuris yra jau skirtas pajungti vienam iš jūsų jums reikalingų įrenginių. Prie ko norėčiau iš karto keliauti, tai norėčiau keliauti prie jungčių, kurios yra upso nugarėlėje. Kalbant apie jungtis, gamintojas gamina upsus tiek su C13, tiek su šuko jungtimis. Atsižvelgiant į mūsų rinkos tyrimus ir į klientų pageidavimus, jums pasiūlysime upsus su C13 jungtimis. Upsas turi USB-B jungtį, kuri yra skirta tam, kad galėtumėte kompiuteriu nustatyti režimą, jog dingus elektrai. Upsas informuoja apie tai kompiuterį ir kompiuteris aktyvuoja pats savęs išsijungimą. Tokiu būdu saugiai išjungdamas programas ir išsaugodamas jūsų duomenis. Priekyje turime jungimo mygtuką, su kuriuo galime taip pat įjungti upsą. Girdime, upsas įsijungia, geltona lemputė reiškia, kad upsas jau tiekia energiją tiesiai iš akumuliatoriaus. Ir čia turime LED indikatorius, kurie nusako upso veikimo būseną. Ir dar viena serija Twin RT3. Šios serijos upsų galios faktorius yra vienas, tai kiek upsas turės volt amperų, tai tiek upsas turės ir vatų. Twin RT3 upsai turi hot swap funkciją, kuri reiškia, kad upso baterijas galima pakeisti jam dirbant tokiu būdu, nesutrikdant jums labai svarbių įrenginių darbo veiklos. Visų rack tower tipo upsų aukštis yra 2 unitai. Ir šitas upsas yra vienas tyliausių rinkoje, todėl kad upsą apkrovus 70% pajėgumu, upso garsumas yra nuo 36 iki 40 decibelų. 40 decibelų garsą galime palyginti su jūsų namuose įprastu režimu veikiančio šaldytuvo garsui. Upsai yra 4 modelių – 1000, 1500, 2000 ir 3000 W. Prieki turime LCD ekraną, visus valdymo mygtukus, matysime visą reikalingą informaciją apie upso veikimą, jo būsenas ir nustatymus. Keliaukime prie upso nugarėlės. Upsas turi 2 C13 atskiras grupės. Kiekvieną jų galime kontroliuoti atskirai. Pavyzdžiui, prie vienos jų prijungti galime kritinius įrenginius, prie kitos grupės mažiau svarbius įrenginius. Ir nustatyti, jog senkant upso baterijai prie tam tikros baterijos talpos, upsas tiesiog vieną iš grupių atjungtų tam, kad tausotų energiją daug svarbesniems įrenginiams. Upsas iš karto turi išorinio baterijos paketo pajungimą, tinklo kortos pajungimą. Upsas reguliuoja oro srauto padavimą į vidų ir į išorę, priklausomai nuo esančios temperatūros viduje. Tokiu būdu mes turime ilgesnį komponentų tarnavimo laiką. Prie upso galima prijungti iki 4 išorinių baterijų paketų. Upso rinkinyje jau iš karto turime keletą kabelių pajungti įrenginiams, maitinimo kabelį, USB-B tipo kabelį skirtą valdymui upso su kompiuteriu. Turime ausytę, su kuriamis upsą pritvirtinsite komutacinėje spintoje. Taip pat kojeles, kurių dėka upsą galime pastatyti. Ir dar vienas fantastiškas dalykas, kartu perkant upsą rinkinyje jūs jau gaunate išvažiuojančius bėgelius, kurie bus labai patogus dalykas aptarnaujant upsą. Visus salikrų pastatomus ir rack tower tipo upsus mes jau turime sandėlyje, todėl visus šitus ir kitus mūsų turimus upsus jau galite įsigyti mūsų padaliniuose Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje, Šiauliuose. Užsukite į parduotuvę arba susisiekite su jūs aptarnaujančiu vadybininku. Mūsų RMA komanda upsus išardė, ištestavo, kokybė labai aukšta. Ne vienas klientas jau įsigijo, turim geriausius atsiliepimus, tad nieko nelaukdamas kviečiu ir jūs įsigyti, išbandyti ir įsitikinti.